Aš manau, kad Maskva mane išmokė neprisirišti prie savo vienkiemio. Ir panašiai, kad galime ir išvažiuoti į kitą šalį, kad galim adaptuotis ir kitoje kultūroje, išmokti gerai tą kalbą, turėti draugų, tikrų draugų rasti toje kultūroje. Aš manau, kad paprasčiausiai Maskva buvo tokia kaip training station, tokia pasirengimo stovykla, savotiška Al-Qaida Afganistane. Tai va, o jau po to, kai 5 metus pragyvenęs esi kitoje valstybėje, kitoje kultūroje ir panašiai, tai jau gali dar kitą kultūrą daryti šuolį, tai toliau, sakant, ir tos nostalgijos jau tokios jau nebelieka panašiai, vis arčiau to, taip sakant, tos kosmopolitinės vėlnevos, kosmopolitinės pagundos. Džeris ir muzika. Ta tema pašneka. O, kažkadaise buvo tokia labai 1977 metais mes pasižiūrėjom Stanley Kubricko filmą, kuris vadinasi O laimės kūdikį, O Lucky Man. Ir tenai buvo grupės Animals vokalistas ir pianistas Alan Prizas, jis sėdėjo šalia tokio elektroninio pianino ir grojo. Fantastiškai grojo su tokiu Romo Buteliu pastatęs, nuostabus filmas ir siūlau visiems dar kur nors rasti, pasižiūrėti. Mums taip patiko tas jo gyvenimo būdas, tai vienu žodžiu tais laikais, 77 metai, tai Brežnevo dar laikai ir panašiai. Aš pasakiau, kad aš po metų padarysiu tokią kompaniją, tokią grupę, tais tarybiniais laikais, kai buvo rokai visi draudžiami ir panašiai, mes grosim va tos dalykus. Po metų aš surinkau kompaniją, mes grojom va tos Animals, šitą Alano Prizo dalykus, visokius Smoke, ten Led Zeppelin dalykus, Deep Purple ir panašiai. Netgi buvom Gyti Paškevičių įvinioję tą veiklą pagroti kelis mėnesius ir taip toliau. Tai buvo tokia grupė Pionierių. Po to šitą buvo Maskvos universitetas, tenai įvairūs projektai su visokiais tenai šitą juodaodžiais muzikantais, tenai buvo ir džiazų ir taip toliau. O po universiteto buvo biksai, kiek ten 4-5 metai. Visi tie biksiniai dalykai, važiavom po visas Europos, davėmės, blaškėmės ir panašiai. Kas nepavyko su biksais, man realizuoti visos tos vizijos, panašiai buvo realizuojamas tokiam projekte, kaip vadinasi 7B orkestras. 7B orkestras, va. Tai buvo ten, šitą grupė tokia sukurta, tai yra faktiškai aš ir mano kolega Raimondas Rašpaliauskas, pianistas, klavišistas. Grojam po Dailės galerijose, bažnyčiose, alternatyvinės muzikos festivaliuose. Ta muzika sunku įrėminti, kaip ten vadinasi, šitą labai sunku ją pasakyti. Tai japonų buto choreografija, kur ta muzika kino filmams, vidiniams, išoriniams, muzika meditacijai, muzika teatrui, ambientinė muzika, galim neįč pavadinti muziką, holistinė muzika, simfoninės muzikos imitacijos, simuliacijos, etninės muzikos imitacijos, simuliacijos, kažkokios tai elektroninės muzikos miksas, mišinys su arabų, persų, ritminėm struktūrom ir dermėm. Vienu žodžiu, tokia muzika, kurie irgi labai sunku kišti kažkokius tai rėmus. Kas tai buvo, iš vidaus padiktuota, ar vis dėlto iš kažkur iš šalies išgirsta ir bandyta kopijuoti? Kaip tu manai tada? Jau tada pas mus kilo tokia idėja. Mes domėjomės visokiais ezoteriniais dalykais, įvairiom meditacijom, visokių šitą meditacinių psichotechnikom ir mes buvom jau, taip sakant, užčiuopę tokį momentą, tokią tiesą, kad visos tos senos meditacinės tradicijos, jos kažkaip labai susijusios yra su garsu. Ir kad panaudojant garsą gali įvairias būsenas labai įdomias tokias. Taip sakant, pasiekti tam tikrą transą, ekstazę garso pagalba. Ir beprotiškai, maniekiškai pradėjom ieškoti tų garsų, kokie pasaulyje yra, kas daro pasaulį, kas gamina tos garsus, kurie naudojami meditaciniai muzikai.
Visų pirma, tai visa archainė tradicija, budistinė, senos dar bono laikų šamanistinės, vienu žodžiu, giesmės, ritminės konstrukcijos ir taip toliau. Arabų, pavyzdžiui, labai įdomi visa arabų ritminė tradicija, Šiaurės Afrikos drumming, būgnai, tie visi dalykai, japonų šakuhači, tokias bambukinės, va tokias fleitas, va tenai va yra šitą, daugybė indų sitarą, afganų rabab yra labai įdomi tokia liūtinė, ten labai įdomus dalykus. Aišku, persų, arabų ud, tokios liūtinės senovinės ir jų muzika su nei. O čia aš turiu kažkokį ir nei fleitą, tokia senovinė, paskui parodysiu šitą nei fleitą. Tai va, visos tos tradicijos labai įdomios yra. Man ten avangardas, kaip aš pasiklausau muziką, kuri buvo grojama prieš kokius 1000 metų, man pat didžiausias postmodernas. Ar ne tas ieškojimas garso ir instrumento ir išgynė tave iš Lietuvos? Jo, aš labai norėjau. Aš girdėjau šitą Navaho ritualą, aš matydavau dokumentinę medžiagą, filmuotą medžiagą apie Navaho indėnų ritualus, hopi ritualus, kokius nors zūnių šokius, sakralinius ir panašiai. Aš norėjau ten būti, aš norėjau sėdėti tam kanjone, aš norėjau būti šalia jų, klausytis jų giesmių, stebėti jų ritualus ir panašiai. Pats norėjau dalyvauti. Aš norėjau pats nuvažiuoti, aš skaitydavom Karlos Kastanedą, ar ne? Ten, pavyzdžiui, Jaki genties dienų mokymai, Jaki genties magija, Jaki genties tenai visokiausių psichotropinių augalų vartojimas, šamanistinėse, ekstatinėse transuose. Kiek galim skaityti, aš norėjau nuvažiuoti, tai pabūti ten. Ir viskas. Aš manau, kad tie dalykai atginė visų pirma į Kaliforniją, nes Kalifornija yra šalia, netoli Southwest vadinamų, ten šalia Nevada, šalia Arizona, šalia Utah, šalia visi tie indėjai, čingačkiukai, ir panašiai. Bet to šalia yra Meksika. Irgi Meksikos indėnai irgi šalia. Tokia labai nebloga vieta. Plus San Franciske yra Institute of Integral Studies, ten, kur dėsto mano vienas iš didžiausių mokytojų Stanislav Grof. Šalia buvo Esalen institutas Monterey, kur dėstė toks Terence McKenna, amžinatilsis, super antropologas, etnobiologas, tyrinėtojas tų šamanistinių visų ritualų ir panašiai. Mano visi žvaigždės, visi mano, taip sakant, dievaičiai smirdėjo tenai. Tai ir aš paskui juos. Pobre negro caro mantiña ñashpaini sukikota Su pobre negro caro mantiña ñashpaini sukikota O karo